Sveiki, mėly žiūrovai! Šiais metais, vasario 1 dieną, Wargamer klube vyko Warhammer Kill Team turnyras. 16 žaidėjų iš Vilniaus ir Kauno susirinko įrodyti, kas yra vertas prizinių vietų, o tuo pačiu sužaisti su naujais oponentais bei gerai praleisti laiką. Aš taip pat dalyvavau šiame turnyre ir pasidalinsiu savo patirtimi. Turnyras vyko pagal naujausią Kill Team knygos bei taisyklių balanso redakciją. Buvo naudojami Octarius ir Volkus pastatų rinkiniai. Turnyrą sudarė 4 raundai, kurių kiekvienas gali trukti iki 2 valandų, o žaidimų poros buvo suderintos naudojant Best Coast Pairing programą pagal WTC reitingavimą. Prieš žaidimą abu oponentai ridena kauliukus. Žaidėjas, kuris laimi, renkasi vieną iš 3 pastatų išdėstymo variantų arba vieną iš 3 misijų. Pralaimėjusiam lieka rinktis iš to, kas liko. Viską reziumuojant, turnyras suorganizuotas taip, kad kiekvienas raundas būtų unikalus. Kiekvienas žaidėjas tirtų savo indėlį žaidimų eigai, bei svarbiausia, progresuojant turnyrui, susidursite su panašaus lygio žaidėjais. Tad negaiždamas laiko, keliaujame prie mano pasirinktos Kill Team komandos. Plienas, parakas ir uolus ryžtas. Štai kas leidžia žmonėms išsikovoti savo vietą šioje atšiaurioje galaktikoje. Aš pasirinkau žaisti pagal Death Corps taisyklės. Jūs išgirdote teisingai – taisyklės. Nes pats Kill Teamas iš tikrųjų yra Kadijos pėstininkų būrys, sukonstruoti iš senų pėstininkų ir veteranų rinkinių. Kadangi modelių bazės ir dydžiai sutampa su Death Corps modelių rinkiniu, mano prioritetas tapo pasirinkti tinkamus modelius atvaizduoti atitinkamus charakterius. Watchmaster – senas krienas su piratų akimi, būrio lyderis, kuris duoda įsakymus. Confidant – antras pagal aukščiausią laipsnį būryje, mirus lyderiui perima jo rolę. 4 sunkiosios ginkluotės pėstininkai – plazma, melta, granasvedis ir sniperis. Medikas, kuris šalimais esančiam modeliui neleidžia mirti nuo šaudimo atakos. Spoteris – nurodo priešo pozicijas ir į ką mortaromis šaudyti. Bei radio operatorius. Jis reikalingas, kad lyderio įsakymai būtų perduoti visiems komandos nariams, nepaisant pėstininkų pozicijos. Paskutinį penketuką užbaigs Zelotas, kurį atstovaus vėliavnešys. Ir jį lydės 4 pėstininkai su lazeriniais šautuvais. Žaidimo planas. Naudojam chronometrą ir visi šturmuoja pirmą raundą. Kiekvieną raundą vos nieko nenaudojam Take Aim ir Siege Warfare taktikas. Garantuotas vienas pataikymas ir ignoruojame priešų priedangą. Kiti sakymai pagal situaciją. Jei viskas nepaeina, metam kragradatą. Ir visų svarbiausia, už ką? Neaktyvuoji meltos. Aktyvuoji savo tą. Fuck you. Pirmas oponentas buvo žaidėjas iš Kauno ir jo Drukhari Mandrakes. Keisti padarai. Niekas nežino, iš kur jie atsirado, bet faktas yra vienas. Dažnu atveju dirba kaip Drukhari samdiniai, kurie labai mėgsta užsiimti sadizmu ir įgyveninti savo deep, dark fantasies. Šiuos oponentus galiu apibūdinti tik vienu žodžiu – trikdis. Stipriai išmuša iš vėžių bendrą Kill Team žaidimo eigą. Ignoruoja piercing taisyklę. Šaudimo metu gynėjas naudoja APL taškų vertę, ne save vertę. Ten, kur tavo modeliai neturi matymo lauko, jie gali teleportuotis į heavy pastatus. Taip pat jie gauna bonusų gynybai šalia heavy pastatų. Vienas veikėjas net gali kurti portalus, o kitas trikdyti mano aktyvavimo eigą. Negana to, pakliuvus jų 1 colio radiusą, tai yra kontrolės zona, ant +4 neleidžia atlikti atsitraukimų veiksmo, priverčia kovoti arba pasuoti savo ėjimą. Štai kaip aš jaučiausi žaisdamas prieš juos. Kadangi nespėjau jų aš iš toli nušauti, jaučiausi stipriai suvaržytas jų gebėjimų ir negalėjau paimti centro bei įvykdyti savo security takopso. Deja, žaidimas buvo pralaimėtas. Mandrakes laimėjo 11 taškų persvarą. Antro raundo metu susidūriau vėl su žaidėju iš Kauno. Šiuo metu aš susidūriau su Tempestus Aquilons. Istorija sena kaip žemė. 2 broliai, kurie išlaiko imperiją, susidūrė mūšyje. Ši komanda buvo pristatyta kartu su 2024 Kill Team starterinė dėže. Ir jie yra ypatingi tuom, kad žaidėjas kiekvieno raundo pradžioje mūšių lauke stumdo žymeklį, kuris nurodo galimą desantininkų nusileidimą. Jiems nusileidus, jie gauna Obscure taisyklę. Taip tariant, ką tik nusileidęs desantininkas yra apsuptas dūmų. Taip pat jie turi Servitoriaus klasės robotą, kuris gali 2 kartus šauti per savo ėjimą.
Kauniečiui pavyko įsitvirtinti šalia savo artimiausio objekto taško ir centro. To pasakoje nesugebėjau pasivyti taškais jo. Taip pat įdomus kritopas pas jį, kai nužudomas mano modelis, jis turi prieiti su bet kuriuo savo modeliu prie mirusio modelio pozicijos ir patvirtinti jo mirtį. Kitaip tariant, doktegus rinkti. Kauniečių desantininkai laimėjo 12 taškų skirtumų. Po 2 raundų buvo pietų pertraukėlė. Iš turnyro bilieto kainos dalis jos buvo panaudota rezervuoti pietus šalia klubo esančioje maitinimo įstaigoje SUP. Pakvėpavome gryno oro, pabendravome su kitais žaidėjais, bei skaniai pavalgėme. Man visai patiko. Ir kito turnyro metu galėčiau su mielu noru vėl ten apsilankyti. Viską po to nuploviau iš aibės nusipirkti energetinių ir važiuojam toliau. Kad ir kaip nekeiščiau vietinių širšių, aš galiu suprasti jų būti mūsų gamtos ekosistemoje. Bet kažkas kemštukių visatoje sugalvojo žmogaus dydžio širšiams suteikti žvalgybinę bei šaunamąją karinę ekipuotę. Kokio velnio apsėsta tau frakcija buvo, kad tokį sprendimą sugalvojo priimti? Tiek to. Mano bičiai šį raundą užsiims vabzdžių naikinimo protokolu. Vespidų Kill Teamas buvo pristatytas kartu su 2024 Kill Team starterinė dėže. Ir jų žaidimo stilius ypatingas tuom, kad norint maksimalizuoti ginklų žalą, jie turi pirmą judėti arba skristi, o po to šauti. Negana to, jie gana lengvai pasiduoda instinktui. Dėl to įprastai jie turi šauti į artimiausią priešą arba pulti į artimą kovą su artimiausiu priešu ir negali atlikti su misija susijusių veiksmų. Dėl to kiekvieną raundą Vespidų žaidėjas generuoja sąsajos taškus, kuriuos žaidėjas naudoja ignoruoti šias sąlygas. Mūšių metu aktyvacija po aktyvacijos mes mainėmės mūšio aukomis. Ir tai buvo gana įtemptas raundas. Deja, Vespidas turi zonų kontrolės miną, kuri primena mikrobangę ir užblokavo man artimiausią objekto tašką. Tuo pačiu man nepavyko kontroliuoti centro ir įgyvendinti savo Tekopso bei Kritopso. Kauniečių Vespidai šį mūšį laimėjo 6 taškų skirtumu. Kągi, paskutinis turnyrą uždarantis raundas. Susidūriau su Vilniečiu ir jo nuostabiais purpuriniais Phobos Kill Teamo Reaveriais. Trumpiau tariant, tai yra Space Marinai, kurie specializuojasi į mobilumą bei partizaninį karą. Pats Kill Teamas yra elitinių operatorių klasės, ką tai reiškia, kad šie Kill Teamo modeliai yra stat checkeriai. Neturi įdomių gebėjimų ar prijomų, tačiau jie tai kompensuoja savo galimų atlikti veiksmų taškais, seivų bei gyvybėmis. Negana to, jie turi gebėjimą 2 kartus šauti arba 2 kartus kovoti artimoje kovoje. Negana to, atlikti su misija susijusius veiksmus jiems kainuoja 1 AP tašku mažiau, kai tuo tarpu jų makabriškos kaukės priverčia mano operatorius tuos pačius veiksmus atlikti 1 AP tašku daugiau. Patys Reaveriai su savo šaunamais kabliais pasižymi gebėjimu nuskaičiuoti tik 2 colius judėjimui vertikaliai bei ignoruoti kritimo žemyn atstumą, bei už 1 AP pakeisti modelio būseną nuo Conceal į Engaged ir atvirkščiai. Misija iš sistemos traukiame duomenys. Kiekvieną raundą modelis naudoja veiksmus ištraukti duomenys iš sistemos. Mano įsakymu juos pasiimti. Iš kiekvieno objekto galima paimti sukauptus taškus tik kartą. Taigi, yra rizikos faktorius, kad priešas tavo visą darbą gali tiesiog anuliuoti. Taip ir nutiko. Visus 3 sukauptus taškus Reaveriai sugebėjo anuliuoti. Nepaisant to, mačas buvo linksmas. 3 mano operatoriai sugebėjo nudėti 1 Space Mariną, Watchmasteris nukapojo Reaveriui savo kardu, o po to pats mirė nuo Boltguno, bei svarbiausia, krakai buvo mėtomi. Vilniečių Reaveriai laimėjo mačą 12 taškų skirtumu. Turnyro suvestinę matote ekrane ir kaip matote, aš užėmiau paskutinę vietą. Sveikinimai prizininkams bei visiems žaidėjams, kurie nepatingėjo atvykti šeštadienio dieną į klubą pažaisti Kill Team bendrame būryje. Aš noriu, kad jūs įsineštumėte vieną žinutę. Nesiparinkite dėl savo patirties žaidime. Nesiparinkite dėl savo nudažytų ar pusiau nudažytų modelių. Visi naujokai bei žaidėjai, kurie nori išbandyti karo žaidimus, esate laukiami. Svarbiausia, jums parašyti mums į Wargamer Discordo grupę, kad jūs domina atitinkamas žaidimas, o jau po to suderinsim detalės.
Ačiū Danieliui, kad turime šį klubą susirinkti šiems renginiams. Ačiū Dariušiui, kad surengė šį turnyrą. Ačiū visiems klubo nariams, kurie padeda išlaikyti šį klubą. Viso geriausio. Su jumis čia buvo Augustas. Ir gero koliukų ridenimo.